Matau, kad pradžioje. Jo, pradžioje. Labas rytas ir diena, mėly žiūrovai. Sveiki visiems. Šiandieną laidos svečias yra Zita. Zita pamačiau ir labai keista istorija su Zita, kodėl aš ją pakviečiu. Aš nuotraukose pamačiau laimingą, išmintingą moterį. Ir žinokit, aš galiu klyst. Bet aš duosiu šansą savo pasibandyti, nes paprastai laimingi ir išmintingi žmonės turi kuom pasidalint. Ir dabar taip, aš išsiunčiu visiems paryškinimus į visus kanalus ir pažiūrėsim, kas čia bus. Gerai. Ir Zita, kalbinu tave, tavo tema, meilė ir laimė atskiruosiuose miegamuosiuose. Apie laisvę, apie atskirumą poroj, ne bendrumą poroj, o atskirumą poroj. Ir tai yra, mano manimu, labai graži rimta tema, kurią mes galim pakankamai nemažai pašnekėt. Tai Zita, apie ką tai? Tai tikriausiai, jeigu iš esmės, tai apie mūsų standartus arba rėmelius, kuriuos mes patys savo užsibrėžiam arba atsinešam iš savo ten, kur augam. Bet ta mintis, žinot, irgi neatėjo iš karto, tam reikia užaugti, kad apie tai pagalvoti ir tą sąmonę turi šiek tiek plačiau visą apimti, kad apie tai pagalvotum, bet dažnai mes, kaip ir jau kažkur esu minėjus, prisikabinam labai daug krikštolinių kažkokių šviestuvų, automobiliais naujausiais važinėjom, namus pasistatom didžiulius ir sueinam lyg pelytės į tą vieną ten 2 ant 2 ir miegam nepatogiai. Juk miegojimas kartu tai nėra meilė, tai yra tiesiog mūsų poilsis. O mes ateinam į poilsį ir ten vargstam. Vargstam todėl, kad teritorijos mažai, todėl, kad yra fiziniai dalykai, kurie miegojimui tikrai nereikalingi. Jeigu mes ateinam myluotis, tai mes galime ateiti ir išeiti į savo miegamąjį. Tai aš atėjau iki tokios išvados tiesiog, kad tai nepatogu ir man reikia teritorijos, nes žmogus juk turi savo apimtį, jis ne statika, jis yra apimtis, todėl tos apimties man reikia daugiau negu kad. Tai tiesiog tas santykis juk nuo to nepriklauso, ar ne? Taip. Dabar dar Zita, va tą paryškinimą, jeigu tu galėtum įeiti į Facebooką ir savo peidžiuose pasižiūrėti, ar yra paryškinimas pas tave, nes aš pasikviečiau savo žmonės. Yra, aš matau, konsultavimo taip, centre tikrai yra. Jo, gerai, yra paryškinimas. Gerai, tai va, tai dabar ir niuansas yra labai paprastas. Mes taip siekiam pastoviai būti susimilavę, kad mes, kai susieinam, mes tampame vieną, bet mes tampame nebeatskirą. O tam, kad meilė būtų galinga, reikalingas polariškumas. Ir kai mes einam į santykius, mes dažnai einam iš kopriklausomybės pozicijos. Tai yra, mes bandom prarasti savo individualumo poroj. Ir nepaisant to, kad tai labai ramina, tai gesina išgyvenimo instinktą, nes mes kaip stirnos bandoj. Tik tai stirna atskirai, jinai tokia visa pasidaro gyva, bet jinai labai bijo. Ir mes kaip ta stirna, kai prisišliejam prie kažko, mes nusiraminam, mes bandoj. Ir mes tampame bandos dalis. Ir tai užgesina mūsų nerimą. Užgesina mūsų jausmą, kad mes esame mažiukai prieš pasaulį. Ir gal galėčiau ir nesutikti su tuo mažiukai, gal čia kitas žodis atspindėtų labiau esmę, bet tikrai sutinku taip.
Taip, o kaip tu matai, vat, gerai, ne mažiukai prieš pasaulį, o kaip? Gal mes per daug sureikšminam save prieš pasaulį, norim pasidaryti už pasaulį reikšmingesni. O jeigu tu esi kažkokios apimties schemos, sistemos arba programos dalimi, tu negali už ją būti didesnis, nes tu esi joje, toje apimtyje arba toje schemoje arba toje sandaroj. Tai mūsų gal bėda, kad mes labiau save susvarbinam labiau už tą pasaulį, vietoje to, kad sąveikautumėm su juo. O kas apie tai, ką jūs kalbat, apie tą, kad mes susivienodinam, tai priežasčių be galo daug. Dažnas nenori prisimti atsakomybių, kad augti vienas ir kurti save kaip vienetą. Nes juk iš tikrųjų poroje tu gali būti laimingas tik tada, kai pirmam etape ir žingsnėje esi tu laimingas vienas. O jeigu tu nori būti laimingas tik poroje, tai neišeina, nes niekas neatšaukia eiliškumo arba matematikos, ar ne, kaip aš mėgstu remtis. Tai pirmiausia, aš turiu būti vienas laimingas, kad galėčiau būti laimingas dviese. Kai esu laimingas dviese, aš galiu laimingas būti tryse. Įsivaizduojat, kokia seka netgi šeimos augimo principų žvelgiant. Va todėl, kad tai yra matematiniai dalykai ir kai mes juos suvokiam tinkamai, mes juos suprantam. Gerai, tai dabar aš reziumuosiu tokį punktą, kaip aš mažytis prieš pasaulį, vat Zita sako, nesusireikšminam su savim, o mano savo terapijoje aš privedu tokį dalyką, kai aš esu mažytis, galima vat imti Zitos variantą, taip, aš esu to dalis, o galima leisti savo mažyčiam būti mažyčiam, bet pradėti gyventi iš mažyčio perspektyvos. Tai mes, Zita, su tavim paprasčiausiai einam skirtingais keliais prie tų paties, kad savasties suvokimo su pasauliu galima prieiti įvairiais būdais ir gauti tą tokį atsipalaidavimą ir gyvenimą pasauliu, kur nesusireikšminti, taip, leisti savo būti pasaulio dalimi ir žaisti net ar mažas tu, ar didelis, žaisti su pasauliu. Nes kol tu nežaidi su pasauliu, tu bandysi išgyventi. Žinot, ką aš manau apie tai? Remiantis ir savo patirtimi gyvenimo, kuri man aiškiai pasakė, kad ne visada gali žaisti su pasauliu. Žaisti su pasauliu gali tik tada, kai tu pasieki tą tašką laisvės ir kūrybos, tada tu žaidime. Jeigu tu žaisi su pasauliu, būdamas tam pirminiam taške, nieko nepadaręs, oi kaip stipriai tu gali paklysti. Va čia ir yra daugelis žmonių ir sako, ir jūs turbūt sutiksit, dėl to nėra vieno recepto. Jūs, jeigu jau žaidėjas, jūs galite išmokyti žmonės visuose etapuose iki to žaidėjo kažko. Bet jeigu jūs ne žaidėjo etape, o tam pirmam, kur tik ateinat ir žvalgotės, kas čia yra, čia aš kalbu apie sielos patirtis, jos dažnį, vibracijas ir panašiai. Tai kas bus, jeigu jūs pradėsit žaisti ir kitus mokysit žaisti? Gal ir mes šiandien turim pasaulyje tokią situaciją, todėl kad žaisti moko ne tie, todėl šiandien turim karus, todėl kad žaisti moko tie, kur dar nesupranta, kur jie yra. Taip. Ir tai aš vadinu sąmonės lygiu, aukos sąmonė, dar pasimetusio vaiko sąmonė, dar vadinu tai baudžiauninko sąmonė, nes mes dėja, daugelis mūsų lietuvių yra iš baudžiauninkų mentaliteto ir tai buvo išgyvenimo sąmonė, kurioje žaidimas buvo suprantamas. Išgyvenk. Dabartinis žaidimas toj pačioj sąmonėje yra užkalk kuo daugiau pinigų, subėk į porą, sulysk į darbą ir užgesink savo baimę nors kažkokiu tai būdu. Ir žaisk reiškia, būk nesveikai sėkmingas ir tas meniu punktai, vat iš tos pirminės supaprastintos sąmonės perspektyvos, jis yra ganėtinai skurdus pasirinkimas.
Ir tas suvokimas, kad mes esame pakankamai turim skurdų meniu, pakankamai protėvių šaknis, kurios yra ganėtinai buvo suspaustos, susispaudusios, išsigandusios, eksploatuojamos, pavergtos. Ir iš šito sąmonės perspektyvos mes nežaisim. Ir kai su tokia sąmonė mes einam į porą, mes iš karto ateinam į porą su baimės vibracija, kuri iš karto sukelia kopriklausomą santykį. O kopriklausomas santykis jis niekada nebus gražus, laimingas, tai vadinama bus toksinis santykis. Taip, Zita, prašau. Žinot, aš visada opozicijoje, kai kalbam apie tai, kad tas skurdus meniu yra. Aš manau, kad didžioji mano kaip moters, kaip žmogaus laimės priežastis yra atsakomybė. Ir todėl, kai kalbam apie tai, kad skurdus meniu, man vėlgi norisi replikuoti ir sakyti, kad meniu mes rašome patys. Mes patys turim parašyti arba išsikepti patiekalą, kurio norim, o nesuvalgyti tai, kas yra kažkokiam restorane. Bet tai susijęta su atsakomybėm. Jeigu aš einu drąsiai, aišku, jeigu mes ir paimsim vibracijų dažnius ir jų skirtumus, tai drąsa yra aukšta vibracija, baimė yra žema. Aišku, kad ta žemoj vibracijoje esantis žmogus, jis labiau linkęs bus bijoti. Bet visa tai vis tiek remiasi į pasaulėdarą. Ir jeigu aš suprantu tą pasaulį per tą vibracinių dažnių mechanizmą, tai aš suprantu, kad aš atėjau čia taip, kaip atėjau ir man reikia nekaltinti meniu arba tėvų, kaip dažnai daro, arba dar kažko, bet paimti tą gyvenimą ir žiūrėti, ką aš su juo galiu padaryti. Yra be galo daug pavyzdžių sociume žmonių, yra aplink, nereikia mokytis būtinai ten iš tėvų, kurie lygiai taip pat gali būti klydę ir panašiai, bet reikia imti ir padaryti gražiau, geriau, švariau, tiesiog. Ir tada, kai susikuri save tokį, kokį tu nori, nes dažnai žmonės intuicija junta kažką viduje, bet galvoja, kokia čia nesąmonė, aš čia nepasitikė, bet iš tikrųjų ta intuicija juk ir yra mūsų pasąmonės tie tokie, žinot, virpesiai, kur ten ir reikia eiti. Tai dažniau yra, kaip sakau, baimė dėl to, kad bijom atsakomybės. Tai toks vienas iš recepto sudedamųjų, tai yra atsakomybė. Prisiimti. Gerai, Zita, tada taip. Kai tu pasakė atsakomybę, tai yra toks bendrinis receptas. Ar galėtum duoti mažiuką pavyzdį, ar iš konsultacijos, ar iš kaip žmogui išeiti nuo neprisiėmimo atsakomybės į tą galios poziciją, kaip prisiimti atsakomybę? Ar tau kas nors šiuo metu ateina kaip pavyzdys mūsų klausytojam, kurį tu galėtum pasidalinti? Matot, konsultacijoje mes remiamės labai konkrečiais dalykais. Ir kodėl ten lengviau, negu kad dabar aš pasakysiu, todėl, kad ten mes matom, kodėl yra viena ar kita baimė. Mes matom praeitį, sakykime, ar ne? Nes juk mes kaip vienetas, kaip žmogus, mes susidedam iš visos savo praeities ir šiandienos. Ta praeitis veikia pasąmonėje, ar ne? Šiandiena yra dabar. Ir kai tik žmogus suvokia labiau, dėl ko yra ta baimė, jam visada pasidaro drąsiau, jis ją nusimeta, nes jis lyg supranta, kodėl yra ir jam tada lengva, nes tu visada, kai žinai atsakymą, tau yra lengviau. Man labai patinka toks pavyzdys, žinot, kaip eini kažkur miškeliu ir netyčia įmini, žinot, kur nors pakeliui, kur šuniukus vedžioja, įmini. Ir ką tu darai? Tugi nesakai, kad oi, kai blogai, nuplaukit, kur neieš, tu eini, nusiplauni, pasidedi, susitvarkai, va. O gyvenime dažnai mes pabėgam nuo tokių paprastų buitinių pavyzdžių ir jau tą atsakomybę nustumėm kažkur toli. Tai žmonės susitvarko su tuo konsultacijose daug tokių atvejų, kai jie
labiau žino, iš kur tai ateina. Nes tai visada susijęs su karminiais dalykais arba kažkokiom praeities, tą mes matom. Tai gal žinojimas, iš kur yra baimė, padeda baimę nugalėti. Aš taip pasakyčiau, arba tą neatsakomybę. Mes, kai dirbam su klientais, mes išsiaiškinam ir kai žmogus pamato savo baimę, apie ką šitą baimę, kartais nereikia netgi su jie dirbti. Užtenka pamatyti baimę giminės linijoje, baimę savo sistemoje, šeimos arba jau santykyje ir ta baimė pradeda mažėti, nes ją pamačius jinai pradeda skysti, slysti. Ir tada mes nebesame valdomi tiek baimės. Tam reikalinga vis tiek drąsa eiti. Veiksmai kažkokie, taip. Veiksmai ir sprendimas. Ir pirmas sprendimas yra neneigti baimės. Pamatyti, kas su mumis darosi. Nes kai pasimato, kas su mumis darosi, tampa šiek tiek lengviau, aiškiau. Vat konsultacijoje, ką žmonės gauna, tai aiškiau, kas su manim darosi. Nes kai aš nesuprantu, kas su manim darosi, aš net neturiu galimybės dėliotis plano, nes man net sąsiuvinio nedavė, kad pradėtų užduotį formuoti. Žinot, Šarūnai, šituo klausimu meniu labai platus yra. Kas su manim darosi, labai daug variantų. Labai daug variantų, oi mes ten pamatom. Ir baimė. Vakar dirbom su moterim, pamatėm neapykantą giminės linijoje, nesveiką neapykantą, kuri išdegino ant tiek žmonių vidus, kad nes dalį žmonių kankina, pavyzdžiui, tokia kankinanti tuštuma yra. O jinai yra išdeginta neapykantos į save ir kitus. Jūs turit minti pačio žmogaus ar jo atžvilgiu? Ne, ir jo atžvilgiu ir žmogus jo nemylėjo, jo nekentė, mylėjo sąlyginę meilę, pavyzdžiui, mama. Ir dukra nepriema mamos, kuri iš tikrųjų jos nemylėjo. Vartojo, melžė, parazitavo ant dukros ir dukra įsidirbo neapykantą mamai, kurios nepripažino. Ir čia mes turim labai keistą dalyką. Ir ta moteris, suaugusi moteris sako, aš net nežinau, kas tai yra meilė. Mes pradėjom rodyti pamažu konsultacijai, kas tai yra meilė. Bet kad meilė ateitų į mūsų gyvenimą arba į mūsų poros gyvenimą, reikia pirmą nuimti žiauriausius stabdžius. Nes be žiauriausių stabdžių nuėmimo, ten ką norit darykit, kaip norit kelkit afišas, aš myliu, aš esu dėkingas, visi faini, niekas nesuveiks. Sakyk viskam taip, o lėlė viskas. Žinot, labai geras pavyzdys iš mano pusės būtų, manau, toks dalykas, aš net video apie tai dariau, nes man pasirodė, kad labai daug žmonių turi ten pykti arba kažkokį dalyką savo tėvų atžvilgių. Vėlgi, jeigu mes, kaip mes turėtumėm gauti tą atsakymą, kuris veda į lengvinimą, nes tu daryt gali daug žingsnių, bet jeigu tu nesupranti, kodėl tai buvo ir neprisimi atsakomybės asmeniškai savo, tau sunku bus nugalėti. Tai jeigu mes suvoksim visatos šitą mechanizmą, į kurį mes ateinam kaip į mokyklą, mano manymu, mokytis ir eiti patirčių ir augti, tai jeigu aš atėjau pagal rezonansą, nes kitaip negali būti, pagrindinis principas yra rezonansas, ar ne? Tai reiškia, aš pati savo istorijoje ir tose kadencijose gyvenimų, aš atėjau iki tokios pačios žemos vibracijos. Kitaip aš negalėčiau gimti šeimoje, kuri turi tokį požiūrį. Nes būna kažkas gimsta prezidentų arba verslininkų šeimose, o kažkas kalėjimo kameroje gimsta, ar ne? Tie skirtumai yra būtent dėl mūsų pačių ateinančios sielos vibracijos dažnio. Mes kitur negalim įsikūnyti. Ir kaip jeigu tu priimtum tokį mechanizmą, kaip šitą pačią schemą, tau lengva, nes tu tada galvotum kaip ir su ta basute, kaip ją nusiplauti. Bet jeigu tu nesupranti, filosofija arba pasaulėdaros mechanizmas, jis žmoguje visada yra kaip pamatas ir jį reikia turėti ir man labai šitas atrodo toks, kur teisingai viską tau atsako. Tai aš galvoju, kad
veikti reikia, bet dar reikia suprasti, kodėl reikia veikti. Jo, ir be to neneigti, vat įminam į šūdą ir turim basutę. Tai dabar paaiškinu per šitą alegoriją. Pirmas dalykas, kai įminėm, reikia baigti, spardyti šūdą ir basutę. Tai yra, kai mes neigiam basutę ir šūdą ir savo situaciją, mes negalim nuo nieko pradėti, nes mes neturim apkabinimo sutikimo pagrindo. Ir atsakomybės prisiėmimas yra sutikti su realybė. Sutikti su basute, kad įminiau, nes tik tai tada aš galiu pradėti. Jo, kas yra. Nes kol mes nepriemam, mes žaidžiam fantazijomis ir atstumimu savo giminės, basutės, visko, kur aš randuosi, kol aš neapkabinu, aš neatsispirsiu niekada. Nes kol aš nesutinku su basute ir su savo, pavyzdžiui, kaip daviau pavyzdį su mama, kuri yra nemylinti, kuri yra baimės, kaltės sąmoniai. Kol aš jos neapkabinu ir nesutinku, kad jinai yra tokia, kad aš esu tokia, transformacija net nestartuos. O kaip Jūs manot, Šarūnai, su tuo apkabinimu? Man jau šiek tiek, kaip sakyt, perspaustai kartais atrodo tie tokie apkabinimai. Apkabinimas, aš manau, jis turi ateiti po to, kai tu jau tikrai viskas bet jeigu tu eini į tą apkabinimą prieš tai, tai tas pats falšas kaip ir meilėje, kaip ir dar kur nors. Va toks mano klausimas buvo. Ok, gerai. Ir pirmas dalykas turi būti intencija sutikti su situacija, priimti. Nes apkabinimas yra labiau meilė, o sutikimas yra intelektinis priėmimas tos situacijos. Ir kol aš nepriimu, ir kol aš ten dar priėmimo yragi terapinis jausmų išgyvenimas, kai kada reikia nepaisant to, kad tai yra ne visada būtina, bet kartais yra taip stipriai susikaupę emocijų klodai, kurios reikia išvedinti. Ir mes, pavyzdžiui, priėjom su tą moterim vakar, priėjom prie neapykantos. Ir sekantis žingsnis bus, jinai su keiksmažodžiais man varys su išraiška jausmų, nes jinai turi tai, kas sukaupta po plakatų, šūsnių, jinai turės išjaust. Išjautimas, priėmimas, o tada jau apkabinimas. Bet su apkabinimu aš savo terapijose matau, kad tai veikia. Nes tam tikram etape aš sutinku, bet jokių būdų ne per anksti. Kartais su apkabinimu ateina, nes kas yra apkabinimas? Yra technikos tam tikros, kurios labai yra lengvutės, bet jos labai gerai veikia. Žmogus įeina į tą situaciją ir kai paduodama šiek tiek meilės, atsidaro visas šlakas, visas purvas meiliai. Ir tada mes nuimam kol kas tą apkabinimą ir einam į šlaką, kad valytumėmės, išjautinėtumėm. Ir čia yra daugybė variantų, tai Zita, aš sutinku su tavimi. Jo, nes aš naudoju meilę ne tik tai kaip plakatą, nes meilė kaip plakatas, jisai veikia tai, kaip tu pasakei. Bet terapija ir kelias augimo žmogaus mūsų konsultacijose yra netaip lengvai paaiškinamas. Paprastai, žiūrėkit, Šarūnai, o jeigu mes nubraukiam tas konsultacijas, ne jūs konsultuojat, ne aš, jūs žmogus yra žmogus, ar ne? Jeigu man kartais atrodo, kad dabar žmonės žino absoliutų viską apie absoliutų nieką, kaip kažkada Dauguvietytė berods yra pasakiusi, ir nieko nepadaro, o kiti žmonės nieko nežinodami tiesiog supranta, kad yra blogai, eina ir padaro. Ne visada viską žinoti yra gerai ir gal mes tą meniu šitoj srity tiek išplėtėm, kad žmonės tiesiog pasimeta, nes yra struktūriškai skirtingas matymas. Vienas žmogus mato labai smulkiai, kitas labai stambiai. Ta, kur smulkiai jūs užpinsit. Aš turiu savo aplinkoje tokių pavyzdžių, kur gali šnekėti žmonės apie pavyzdžius, metodikas, 3000 mokytojų pacituoti, o kaip statikoje niekas nejuda iš vietos. Tai kitą kartą geriau
gal kad tas žmogus mažiau žinotų, vat gyvenimas jį kaip tom kažkokiom pervažiuos vežėčiam, vat ir pradės daryti. Nes mes kitą kartą gal juos kažkur net nutempiam. Kartais veikia taip. Pas mane yra nemažai paprastų žmonių. Tai visi paprasti žmonės. Santechnikai. Ir kas įdomiausia, jie taip pat gerai gyja kaip ir kiti žmonės. Kaip ir profesoriai. Kaip ir profesoriai. Su profesoriais yra problemos. Nes, ką tu kalbi, tai yra, mes kartais užplojam savo augimą, aš žinau. O iš tikrųjų, aš žinau, yra kompensacija mūsų vidinio menkumo. Nes mes kai apsistatom žinojimu, bet iš tikro mes bėgam žinojimo nuo savęs, tai yra mes pasiklystam savo mentalinėse struktūrose, bet ir gaunasi tokie dalykai. Nes tam tikras problemas aš sutinku su žmonėm, kurie viską žino. Su žmonėm, kurie mažiau žino ir labiau širdingai ateina į konsultaciją, man problemų nėra. Man problemos yra ir tokie žmonės nubyra. Pas mane iš 20 žmonių vienas ateina, kuris labai gerai žino. Vat tas ir neauga. Kiti, kurie mažiau žino, aš patvirtinu Zitą, tie paprasčiausiai mokosi, eina į procesą, eina į pajautimą, nestabdo savo augimo. Nes vienas iš augimo stabdžių yra stiprus menkavertiškumo kompleksas. Mes apie jį šiandieną nekalbėsim, bet tai yra vienas iš dalykų, kur meilė atskiruosiuose mėgomuosiuose ir šiaip su savim negalima, kol mes esame menkavertiškumo komplekso žaidime. Tai, o ką tu manai? Žinot, aš vėlgi manau, kad žmonės yra skirtingi tik savo patirčių prasme. Ir tas žinantis, ji yra žinančių, Šarūnai, visiškai aiškiai, taip, yra žinančių, labai daug žinančių ir beveik viską yra žinančių ir čia nenuneiksi, bet jie visi, jų yra mažiau. Jeigu mes imsim atitikmenį, kodėl pasaulis taip eina į tas menkavertės tokias pusės, tai todėl, kad tų žinančių yra mažiau, o nežinančių yra daugiau. Tai mūsų tie skirtumai gal labiau iš sielos patirčių, nes vienas galbūt čia mes 100 tų gyvenimų gyvenam, kitas tik tai 10. Ir čia viskas yra gerai. Jeigu aš imsiu savo kelią, kadangi jau nuo mano straipsnio pavadinimo pradėjom, ar ne, tai kodėl aš esu įsitikinus, kad mes gyvenam ne vieną kartą? Todėl, kad aš atėjau su tam tikru žinojimu, aš jį prisimenu. Aš nežinojau, kaip jis integruosis, bet buvo sapnai, kurie man rodė, ką reikia daryti. Tarkim, šiandienai aš jau matau 3 mėnesius į priekį pranašingus įvykius, jeigu jie svarbus mano šeimai, aš visada viską žinau. Bet tai nereiškia, kad aš atėjau su tuo žinojimu ir iš karto galėjau juo naudotis. Va tas visas kelias ir mano pasirinkimai gyvenime, jie leido man tą instrumentą įvaldyti. Ir tas žinojimas yra niekinis, jeigu tu nepraėjai kelio ir nepastatei savęs kaip žmogaus, gerbiančio kitus, gerbiančio save, netvedai savęs į kūrybinį procesą, kur tu turi veikti tai, ką tu nori, ką tu matai prasmingų. Va, kai tu save pastatai, tau tinkštas dantratukas va taip susijungia ir pradeda suktis. Ir va, tai tiesiog ateinam skirtingi ir gyvenam skirtingai. Bet jeigu ateitumėm ir gyventumėm visi į augimą ir prieš kiekvieną žingsnį pagalvotumėm, ar jisai mane augins ir ves į aukštesnę, ar į žemesnę. Ir to pakaktų, nereiktų jokių turbūt metodikų arba konsultacijų. Žmogus kiekvieną kartą turėtų užduoti savo klausimą. Jo. Ir žinantis yra ne tas pats, kas sudėtingai mąstantis. Nes tas sudėtingas mąstymas, jisai turi turėti korektiškus pagrindus, norėjimą pamatyti realybę, atsibūsti nuo savo fantazijų. Nes kol aš esu fantazijose, aš galiu būti labai kietas krūtas fantazijose. Ir mesgi prisifantazuojam, kokie mes esame krūti tam tikrose situacijose, kaip mes čia viską sutvarkom. Bet kadangi mes žaidžiam, mes stumdom orą savo fantazijose. Ateina situacija
Ir kas atsitinka? Ups, ir atsitinka realybė, kaip mes realiai susidariam su tuo. Ir jeigu mes žaidžiam šitą žaidimą, stumdom orą ir tampam galingi, mums išmuša į priešingą polių. Tai vienas iš receptų yra baigti lysti į fantazijas. Nes, Zita, aš noriu dar, kad tu pasidalintum su mūsų žiūrovais, kaip vis dėlto padaryti, kad tas dantratukas pradėtų suktis mūsų gyvenime individualiai, kokie paprastučiai žingsniai be konsultacijų, nepaisant to, kad aš manau, kad mūsų darbas yra vietoje, mes esame reikalingi, bet mes dabar dalinamės taip, kad žmonės galėtų kažką išgirdę panaudoti savo keliui, augimui, savo vidiniai laisviai ir jėgai ir kūrybai stiprinti. Ir sporadiškai, nereikia sistemos, nes tu sistemą pateikinėjai savo mokymą, savo konsultacijose, bet kažką tokio, kas tau dabar ateina, noras pasidalinti su mūsų žmonėmis. Tai žinokit, galiu pakartoti, nes viskas yra antiek paprasta, kad mes negalim patikėti, kad taip gali būti. O vėl aš sugrįšiu prie atsakomybės, ar ne? Aš, sakykime, jau pilnametis žmogus, ar ne? Kur aš noriu studijuoti, ar ne? Ką man sako, aš einu ten, kur aš noriu ką veikti, ką aš savo vizijose matau. Ar aš leisiu savo gyventi pas tėvus iki 30, ar ne? Ar aš galvosiu, kaip man čia į antrą gal kažkokį darbą nueit, kad išsinuomot, kad atskirai gyvens. Ir nuo viso to prasideda tie sekantys, kai aš išteku arba vedu, ne? Ir yra klaikų santykiai ir aš negaliu jų pakeisti, ar aš galiu išeiti iš šeimos ar negaliu. Jeigu aš laisvas žmogus, aš galiu išeiti, nes vėlgi, žinot, aš sakau, jau bet skyrybų ir vedybų, tai tikrai esu ekspertas. Man net viena draugė kažkada sakė, pajuokausiu, gal tu kažkaip sako su Elizabeth Taylor susijusi, kuri turėjo. Tai žinot, bet iš tikrųjų taip yra ir šiandien, kodėl aš džiaugiuosi, kad tai padariau ir padariau greitai, nes tu gali žiūrėti, kokie tie blogi santykiai, 20 metų ar ne, ir paskui jau iš jų išeiti, kai jau tau nėra kur eiti labai. Tai aš padariau greitai, aš greičio žmogus, aš greit suprantu, pripažįstu ir suku vairą. Ir tada, kai tu nuo tų studijų, nuo tų pas tėvus gyvenimo ateini, tu visur darai tada taip, kaip tu nori. Tai vienintelis receptas, ne tik kaip tu nori, bet kaip aš noriu savo atsakomybių ribose. Mano tezė yra daryti taip, kaip tu nori privalai, tik tai savo atsakomybių ribose. Nežinot, gal sakys, aš noriu Oksforde studijuoti, mamytė, sumokėk man pinigėlių, ar ne? Arba aš ten, tai jau neveikia. Dantratukas jis turi veikti tik tai su sąlyga, kaip matematikoje. Nėra sąlygos, nėra rezultatų. Jo, tai yra apžioti per daug irgi durnai. Ir dabar aš reziumuoju Zitos pasakymą. Aš pradedu gerbti, ne taip aš žiūriu pagal pasaulio reikia, bet aš nuo to reikia primesto einu į ten, kur noriu. Kai pradedu eiti ten, kur noriu, aš pasitinku klaidas ir atgalinį ryšį, ir skausmą, ir netektis, ir aš prisiimu atsakomybę už tai, ką aš patirsiu, eidamas link savo norų. Tada po šito eina reziumavimas ir kontempliacija, kurioj mes tampame išmintingesni. Išmintingesni mes studijuodami ir norėdami netampam. Mes turim tai išgyventi savo norus. Norų pajautimas ir šiaip visos situacijos pajautimas, kur Zita kalba apie dantračius vidinius ir tą vidinę išmintį, kaip atidaryti. Pirmas žingsnis yra, pradėkit klausyti savo kūno. Gerbti jį. Neklausysit savo kūno, pavyzdžiui, Zita turi atidarytą informaciją. Aš irgi turiu. Aš naudoju kanalą, kurį per žiaurius išbandymus
atsidariau, aš jį naudoju kombinacijai su psichoanalize, nes iš kur aš žinau, kas pas mane ten šneka, ar mano fantazijos, kur galima labai greitai įterpti save į žmogų, į klientą, ar tai eina mokymas, taip? Bet kai pirmas žingsnis yra pradėti klausyti savo kūno, nes tai yra dūšios intuicijos kalba. Ir tai yra visiškai kitas mokymas, negu mūsų mažytis intelektas šneka. Žinot, dar papildant, kaip jūs sakot, klausyti savo kūno, tu sakai, mes jau per tai bandom ant to. Taip. Tai tas toks realybės formavimas, aš irgi dažnai apie tai kalbu, kad jis iš 3 dedamųjų, čia kaip ta trejybė, ar ne, tik tai ji paprasta žmogiška, ne kažkokia sugalvota. Ta trejybė yra mintis, žodis ir veiksmas. Labai svarbu šitoj koncepcijoje nuoseklumas. Mintis, jinai turi būti atėjusi iš tos intuicijos, ne iš, kaip sakoma, ką pamačiau, aha, ir aš norėčiau. Tiesiog mintis turi būti atėjusi iš mano vidaus, tai yra tas savo pajautimas, savo programos, aš vadinu, arba savo užduočių. Toliau kalbėjimas apie tai, dalinimasis, antroji dalis ir trečioji dalis, kai aš jau pradedu konkretų veiksmą daryti tą linkme. Vat jeigu tame yra, čia žmonės galėtų užsirašyti kaip antrą praktinį tokį dalyką savo, nes jeigu nesusiję mintis, žodis, veiksmas, iškreipta realybė, jūs ne savo statot ją ir net ne jūsų ji yra ir kažkada jūs iš jos norėsit išeiti ir nesijausit ten gerai. O jeigu mes turim šitą, tai tiesiog papildyti norėjau prie to pajausti kūną, tai iš tų 3 dedamųjų, jeigu mes nuosekliai tuos 3 apjungiam, tai praktiškai visada nueisim į savo ir į pačią sėkmingiausią savo poziciją. Ir kai mes esame savyje, mes esame savo vietoje, mes esame galioje. Mes esame tada jau kūrėjo sąmonėje, kur iš kūrėjo sąmonės mes įėję į savo mylimojo arba mylimosios mėgojimai, mes atsinešam jėgą, laisvę, kurioje tik tai galima tokia kokybiška, skani tarpusavio kūryba ir sąveika. Ir kol mes neišlysim iš mūsų baimyčių, kalčių, tos vergo sąmonės, tol santykis mūsų neišgelbės ir visa ta santykių dinamika, jinai bus, galbūt duos kažkokius tai spaikus, tokius malonumo po kančios. Bet tai nebus, tai bus... Nebus pilnatvės taške, gal, ar ne? Jo, nes tai bus malonumo ir skausmo žaidimas poroje. Kol mes esame ne ten, ne savyje, ne savo jėgoj, ne kūrėjui, ne žaidėjui su gyvenimu. Taip. Ir žinot, netgi nekalbant kažkokiom labai tokiom formuluotėm, mandresnėm arba žodžiais sudėtingais, kurių kartais nenori žmonės. Man labai patinka paprastumas ir tas toks visiškai buitinis, juk jeigu apie tą miegamųjų, mes kaip... Aišku, kad jauni žmonės, jie neturi tokių sąlygų, jie gyvena gal glaustai, gal nėra, vaikučiai gimsta, ir taip yra. Bet iš tikrųjų fizinių kiek dalykų, ar ne, kūno, kiekvienas kūnas turi savo kvapą, savo prakaitavimą, savo viską. Tas... Kai mes ateinam ir vienas ten galbūt knarkia, kitas nori knygą skaityti, o kitas nori miegoti, trečias serga ar ne, gripas ar ne, ir va kiek visko. Ir tada tu tą tokį, bet kai tu esi laisvas nuo standartų, kaip įpratę žmonės, tu gali tai padaryti. Nes aš girdėjau netgi tokį pasakymą, kai vienas iš tokių artimų žmonių sako, tai klausyk, tu jau čia kaip Ala Pugačiova, sako, miegi. Tai yra labai linksmų istorijų susijusių su miegamaisiais, bet laisvas žmogus
pasiekęs laisvę savyje, jis supras, apie ką aš kalbu. Ir turėdamas galimybę, jis tai darys. Jeigu jis neturi galimybės, jis ir nesupras, nes jis, vadinasi, iki tos laisvės dar turi kelią, jam dar reikia kažką nuveikti, padaryti, bet kiekvienas galim pasiekti. Kiekvienas dieviškų principų, mes esam jo kūrinys, reiškia, žiūrėkit, dabar atsiremsiu į gematriją, ar ne, kaip skamba žodis, kokiais po savim prasme neša, arba tą paveikslą, iš kurių susideda pasaulis. Taigi, lygiai taip pat visagalis tai yra visagalintis. Ir jeigu aš einu į save kaip į visagalį, tai aš ir ateisiu į tą laisvę, nes aš galiu ir miegoti atskirai, ir dirbti savo, ir gyventi kur noriu, ir atostogauti, kada noriu. Bet visagalis nėra burtas arba Dievas, kuris nepasiekiamas. Jis yra tas, į kurį mes turime eiti, va tą paprastąją, kaip pabandžiau buitiškai parodyti. Tai aš manau, va tas. Gerai. Tai dabar mes turim 40 minučių ir dabar atėjo laikas šantažo. Šantažo laikas. Ir mano kiekvienoje laidoje aš šantažuoju savo klausytojų žiūrovus. Brangus klausytojų žiūrovai, jeigu jūs norite neprarasti savo savigarbos, savasties, poroj ir būti laimingi, patirti gyvenimą, uždėkit vieną laiką mūsų video. Jūs žiaurus šantažas. Ne tik aš jūs prakeiksiu, bet aš ir Zitai kalbėsiu jūs prakeikti. Ne, ir tada jums reikės ateiti į konsultacijas, kad tą prakeikimą nuimti už 500 eurų. Žinot. Va, pradėjo kilti laikai labai. Gerai, žmonės supranta. Tai buvo bairis, jeigu ką, nes būna nesupranta žmonės. Bet šantažas jis labai gerai veikia ir žmonės taip kažkaip pasako, gerai, jėgai bando iš mūsų paimti laiką. Su žaidimu, su jumoru, ačiū. Ir šiandieną, kaip nėra klausimų, nes mes, aišku, labiau taip ir bendriau, ir nebendriau kalbam. Aišku, mes nenagrinėjam labai konkrečių atvejų, mes nesigilinam. Bet jeigu tema bus aktuali, jeigu kažkas kažko paklaus, mes to pagrindu gal ir pratęsim toliau, bet ką norėsim, tą ir kalbėsim. Ir tikiuosi domina, tikiuosi įdomu mūsų klausytojams ir žiūrovam. Pasakykit, ar įdomu, pasidalinkit. Žinot, aš galiu šiek tiek pakomentuoti jūsų prieš tai keletą sakinių apie tos laikus vadinamus. Žinot, aš, kadangi mano visas gyvenimo kelias dabar eina apie tą visą mūsų sistemą kaip skaitmeninio prado pasaulio, yra tokia gematrija arba žodžio reikšmė, kuri irgi neša rodiklį. Kiekvienas žodis, kiekviena raidė yra rodiklis. Bet ką aš noriu pasakyti, mūsų žodžiai yra pagrindinė dalis formuojanti mūsų realybę. Todėl, jeigu pamenat, kaip sakiau, mintis, žodis, veiksmas, ar ne, todėl tai, ką jūs sakėt gerai, bet aš, atleiskit, pasakysiu nuomonę. Žodis turi būti, netgi jeigu tautos kultūrinį mes imsim mentalitetą, tai jis susideda iš kalbos ir literatūros, todėl jie turi būti gražūs būtinai. Ir tie žodžiai, kurie buvo keli pasakyti jūsų šitoje eigoje, anksčiau prieš 15 metų aš nebūčiau nieko pasakiusi, šiandien aš jau jų nei vieno nepavartočiau. Tai nereiškia, kad nukrito va čia Baskienė tokia nušvitusi ar ne, tai yra kelias, kuris man davė atsakymus, kodėl jų nereikia. Prasme, yra be galo daug. Kaip ir santykiuose dažnai mes su žmogumi sakom esmę ir tiesą, bet ne taip sakom, todėl išprovokuojam arba konfliktą, arba kažką. Tai aš jums linkiu gražios kalbos ir tokios, žinot, gal per kitą pusę šiek tiek. Atsisakyti žodžių. Ne, Zita, tu čia pas mus šviesiai išmintinga, o aš esu šeškas, kuris net keikiasi į eterį. Ir kam nepatinka,
priimkit tai. Ne, tai žinoma, A. kad jūsų, aš tik norėjau pasakyti, kad tas žodis jis dalyvauja statyme realybės. Todėl Taip. tai svarbu. O kaip jūs ten, ar susvarbinsit ar ne, tai žinoma, kad kiekvieno mūsų Taip. reikalas. Zita, aš girdžiu tave, priimu tavo požiūrio tašką, pasilieku ties savo šeškų, nes aš su savo toksika taip sukeliu kai kuriem žmonėm juoką, bet to aš leidžiu laiką ir kol aš neprieisiu prie to suvokimo, nes tai yra Taip. vadinama etika, kur mes kiekvienas esame atradę tam tikrus dalykus, kur prieini ir jau nebedarai, nebekalbi, bet kiekvienas mes atrandame, kas yra iš tikrųjų neverta daryti. Tai vat Taip. Zitos pasidalinimas, mėly žiūrovai, yra apie tai, ką jinai atrado ir nerekomenduoja tai daryti. Aš kai kurių dalykų nesu atradęs šitoj srity ir aš todėl dar kol kas žaidžiu, greičiausiai žaidžiu su ugnim, bet aš prisiimu atsakomybę už pasiekmes ir tai yra atsakomybės rodymas. Aš su tuo žaidžiu į mūsų auditoriją. Labai gražiai pasakėt, Šarūnai, ir labai gerbiu jūsų va tokį, žinot, kaip žmogus ir girdi, ir pripažįsta, ir, ta prasme, va jis yra apimtyje. Labai gražiai pasakėt, labai ačiū. Jo. Ir mes vat, per tarpusavio pavyzdžių rodom, kaip gerbti vienas kito skirtingas nuomonės. Mes čia atėjom sąveikaut per skirtumus. Ir tas pats yra porose. Mes bandom niveliuoti vienas kitos skirtumus. Mes jų negerbiam. Nes jūs matot mūsų interakciją su Zita. Zita sako, bet jinai sako su pagarba man. Jinai dalinasi savo. Aš atsakau savim. Bet tame nėra gynybos. Tame yra sužaidimas. Tai yra, mes išliekam, gerbdami su savo savigarba, toliau išlaikom savo savigarbą, gerbiam vienas kitą ir išlaikydami savęs tai žaidžiam tolyn į mūsų klausytojus. Ir tai yra pavyzdys, kaip mokytojai, netgi kai kada daro tai, ką moko. Labai keista, žinau, bet taip yra. Gerai, Zita, kaip manai? Tai va, mes gavom padėką iš Eglės, kad šiandien labai ypatingai gilus ir prasmingas jūsų pokalbis. Taip, kad nors vienam žmogui patinka, gera ir naudinga girdėti tave, tikiuosi ir mane. Ir šiandieną aš prašysiu tada tau dar įmesti savo linką, kur, į tavo konsultacijas mano žmonės mato ir ateina pas mane per santykių ABC, o kur tave rasti, jeigu kažkam surezonavo Zita, kur yra jausmas, kad man pas ją su tam tikru klausimu. Įmesk, prašau, Zita, į komentarus kažkokį linką, kur jie galėtų rasti tave, kad galėtų į tave kreiptis. Ir šiandieną, mano manimu, jau bus per daug. Jeigu nori kažką pasakyti dabar, pasakyk arba tylėk amžiams šitoj laidoj. Tai palinkėti turbūt, ar ne, reikėtų. Palinkėti, pasikartosiu, visas gyvenimas, kuris prasideda, kai jūs tampat savarankiški, yra jūsų rankose. Netgi žodis kalba apie tai. Todėl jeigu jūs prisimsit visas atsakomybės ir neišduosit savo vidinių gairių, visada tose rankose ir turėsit. Ir visa aplinka tada visai kitaip surezonuoja su žmogumi. Tai aš linkiu savarankiškai gyvenimą laikyti savo rankose ir ateiti į pilnatvę visiems. Kadangi tai buvo labai gražu, aš net negadinsiu savo įnašų šito palinkėjimo, aš prisidedu prie šito palinkėjimo. Mėly žiūrovai, savarankiškumo, savo rankas, savo rankomis kurkite savo gyvenimą. Tai šiandien tiek, iki.